žmonės, į kuriuos atsiremti galėtum, nes stipriai padeda, kai yra pagalba. Jo, tikrai taip. Turi akimirką savo. Jo. Pasitikėt savimi, savo intuicijom, savo instinktais ir nueiti pas dulas pasitart. Ieško turbūt tų bendraminčių ir tų tėvų ir tų bendruomenių, nes labai svarbu tai yra. Bendrystė. Toks labai gal paprastas žodis, bet labai daug apima jisai. Ir jeigu ne šitą bendruomenę tokią mini, nežinau, labai jaučiu, būtų sunku namie būti vienai. Su kitais tėvais radom begalinį ryšį, kuriam tą ryšį toliau, draugaujam, bendraujam toliau. Čia radom ir daug to nusiraminimo, kalbam svarbiausiam temom, svarbiausia mums tėvams ir taip pat su kviestiniais lektoriais diskutuojam įvairiom temom įdomiom. Ir va, tai šiaip tikimės, kad čia dar ne pabaiga ir kad bus dar tokių projektų ir kad pasimatysim dar savo kaimu. Pirmi žingsniai, kaip ką daryti. Jo. Padrasinimas. Bendruomenė, šiaip iš tikrųjų gal pats svarbiausias bendruomenė, bendraminčių daug. Kaip čia klasiokų ir grupiokų susitikimai. Išliekantis ryšys, sakyčiau. Jo, tikrai taip.